Labas! Investor LT kanale sekmadieniais mes kalbamės apie JAV rinkos situaciją. Todėl nieko nelaukiam, pradėkim. Ir pradėsim nuo labai dažnai kartojamo sakinio pastaruoju metu, kad štai šią savaitę S&P 500 indeksas ir vėl perrašė naujas aukštumas. Dabar testavome jau 6600 punktų lygį. Šiemet rinka tikrai neprastai užkopė ir po kiekvienos pasiektos viršūnės natūraliai kyla klausimas, kokio stiprumo gali būti artėjantis atvėsimas. Nes visi puikiai suprantame, kad rinka negali augti be pertraukų. Korekcija yra neišvengiama, todėl ji tikrai bus. Įdomiausia, aišku, kasgi bus tuo trigeriu, kuris paskatins investuotojus fiksuoti pelnus. Nes būtent nuo to priklausys ir būsimo kritimo greitis bei jo mastas. Bet kol kas apie tai nekalbėkim, geriau, kol galime, pasimėgaukime žaliuojančiais portfeliais. Iki naujo ketvirčio rezultatų sezono dar turime gerą mėnesį, todėl apie mylimų kompanijų sunkumus arba laimėjimus išgirsime, aišku, kiek vėliau. Nors, jeigu įmonės ims kalbėti apie krentančius pardavimus, apie silpstantį vartojimą, tai aišku ir bus tas signalas, kad rinkai trūksta jėgos tęsti augimą ir greičiausiai matysime jos atvėsimą. O kiek ilgai truks toks atvėsimas, gali sufleruoti ir dabar pasirodantis makroekonominiai duomenys, kurie dažnai iš anksto perspėja apie artėjančius pokyčius. Tik dėja neretai ekonomika kurį laiką eina savo keliu, o rinka savo. Nes jau dabar mes matome rimtus lėtėjimo signalus ekonomikoje, tačiau rinka, vedama naratyvų, didelių svertų ir aktyvių akcijų supirkimų, baibekų, kaip mes sakome, į tuos signalus praktiškai nereaguoja. Ir dažniausiai pirmas rimtesnis sukrėtimas tokioje euforijoje atsiranda tada, kai investuotojai staiga ima abejoti pelnų tvarumu. Ir tuomet netgi menkas neigiamas signalas tampa pretekstu masiniam fiksavimuisi. O kai turime rimtą AI burbulą, tai visai nenustepsiu, kai jis pradės bliūkšti. Ir tuo metu gali rinka tikrai nusitempti labai stipriai. Ypač didelė jėga bus, kai pradės sproginėti tos pozicijos, kurios dabar yra su dideliais pečiais. Todėl žiūrėsime, koksgi bus šis ruduo. O šiuo metu mums svarbiausia yra stebėti du rodiklius, tai yra infliacija ir darbo rinka. Pastaroji, kaip kalbėjomės praeitą sekmadienį, jau rodo silpnėjimo ženklus, šią savaitę taip pat blogąja prasme nustebino didesnis pradinių bedarbių prašymų skaičius. Beje, tokio prašymų kiekio mes nematėme kelerius metus. Ir investuotojai labai laukia CPI, tai yra infliacijos duomenų, nes žiūrint į rezultatus vis bandoma ieškoti atsakymo, koksgi bus Fedo sprendimas kitą savaitę dėl palūkanų normos. Ataskaita parodė, kad CPI rugpjūtį, kaip ir tikėjosi, padidėjo iki 2,9% per metus, praeitą mėnesį infliacija siekia 2,7% augimą. Energijos kainos per mėnesį pakilo 0,7%, o benzino kaina padidėjo 1,9%. Tai ir buvo pagrindiniai bendrosios infliacijos augimo veiksniai. Pagrindinis VKI arba Core CPI, į kurį neįtrauktos maisto ir energijos kainos, atitiko prognozes, čia išlieka stabilus 3,1% infliacijos augimas. Gamintojų kainų indeksas PPI, infliacija rugpjūtį sumažėjo iki 2,6% per metus. Čia yra gerokai mažesnis rezultatas už prognozes, nes analitikai tikėjosi 3,5%. Kas rodytų, kad iš esmės, kaip mes ir kalbėjomės, su tarifais susijęs kainų augimas išliko suvaldytas visą rugpjūtį, nes atrodo, kad visos tiekimo grandinės įmonės absorbuoja didesnės išlaidas. Bet artimiausiais mėnesiais kainų spaudimas greičiausiai didės. Todėl labai įdomu, koksgi bus Fedo sprendimas kitą savaitę, ar palūkanos bus sumažintos 50 bazinių punktų ar tik 25. Nors mums, investuotojams, vis dėlto svarbiausia turėtų būti ne pats vienkartinis žingsnis, o tai, kaip greitai ir apskritai Fedas planuoja mažinti palūkanas. Bet apie tai plačiau pasikalbėsime kitą savaitę. Auksas ir toliau muša naujus rekordus, panašu, kad kapitalistai čia mato vienintelį prieglobstį saviems pinigams. Ir ypač po tokių Trumpo pareiškimų, kad Fedą reikia sutvarkyti, sugedęs jisai matai. Ir aišku baisu, nes gali būti tikrai karūna nuimta nuo Fedo svarbos, nes
Aplink Trumpą yra labai daug protingų žmonių, kurie gali sugalvoti labai įdomių sprendimų. Tai ta nežinomybė ir labiausiai gąsdina. Naftos kaina jau kelintą savaitę laikosi diapazone $65–69 už barelį, kalbant apie Brent rūšį. Todėl kurį laiką aš net neminėjau jo sekmadieniais, bet šią savaitę buvo šiek tiek daugiau pozityvo momente, mat OPEC Plus susitarė padidinti gavybą mažiau nei rinkos tikėjosi. Taip pat yra kalbų apie naujas sankcijas Rusijai, todėl kaina pakilo virš $66 už barelį. Bitcoinas irgi šią savaitę rodė pozityvų judėjimą, pasiekė beveik $116,000 kainą. Tai žiūrėsime, kaip viskas judės kitą savaitę. Na, o žiūrint į šios savaitės įmonių žemėlapį, tai matome nemažai žaliuojančių gigantų. Kaip tik šią savaitę jūsų pageidavimu rengiau Tesla apžvalgą, po kurios kompanijos akcijos stipriau sužaliavo. Nors pagrindinis verslas tiek EV, tiek energijos kaupimo paskutinius ketvirčius rimčiau buksuoja. Bet Muskas nebūtų Muskas, jeigu jisai vėl nebandytų atkreipti į kompaniją dėmesio. O kai yra proga pasidalinti savo didelėmis ambicijomis, tai ar interviu metu, ar dar kur, tai jis žinoma puikiai tuo moka pasinaudoti. Ir jo kalbos apie siekį užkariauti DI pasaulį tikrai negali nežavėti. Ir šią savaitę jis dalinosi drąsiais pareiškimais dėl Tesla ateities tiek robotikos, tiek dirbtinio intelekto, tiek autonominių transporto priemonių srityse. Ir jis pareiškė, kad Tesla gali gauti 80% savo ilgalaikės vertės iš humanoidinio roboto Optimus. Ir tokios kalbos suveikia puikiai, nepaisant to, kad pagrindinio elektromobilių verslo pardavimai mažėjo daugelį pagrindinių pasaulio rinkų, bet investuotojai vėl patikėjo Musko viziją dėl Tesla ateities, nes čia gali būti trilijoniniai pelnai. Todėl buvo vėl sukeltas spekuliatyvinis susidomėjimas dėl kompanijos ateities lūkesčių. Čia buvo netgi linksmų pastebėjimų, nes kita stipriai sužaliavusi kompanija Oracle, kuri šią savaitę paaugo daugiau nei 25,5%, o po pateiktos ketvirčio ataskaitos momente augimas buvo dar didesnis. Akcijos pakilo dėl optimizmo debesų srityje, nes bendrovė paskelbė apie agresyvius planus plėsti debesų verslą. Ir tai sukėlė optimizmo bangą, kad dirbtinio intelekto infrastruktūros bumas dar nebliūkšta. Ir Oracle įkūrėjas Larrys Ellisonas dėl taip sparčiai augančių akcijų praturtėjo $100 milijardų. Na ir tapo turtingiausiu žmogumi Žemėje. Tai yra, jis aplenkė Eloną Muską. Ir čia atsirado juokų, kad Muskas negali susitaikyti, kad nebe jis turtingiausias planetoje, todėl greitai sugalvojo planą, kaipgi priminti apie save. Na, o kalbant apie Oracle, tai investuotojų sužavėjo ne tik stipri ataskaita, bet ir neseniai sudarytas susitarimas su OpenAI. Ši bendrovė įsipareigojo mokėti Oracle po $30 milijardų kasmet už duomenų centrų nuomą Stargate dirbtinio intelekto projektui. Ir dar OpenAI sudarė sutartį su Oracle dėl $300 milijardų vertės skaičiavimo galios įsigijimo per ateinančius 5 metus. Ir šios dvi sutartys pradės galioti 27-aisiais. Įdomumo dėlei reikia pasakyti, kad visos metinės Oracle pajamos 25 metais siekia $57 milijardus. Todėl toks susitarimas, aišku, yra kaip aukso kasykla. Reaguojant į puikią ataskaitą, augo ir kiti šios industrijos žaidėjai. CoreWeave, tikeris CRWV, paaugo daugiau nei 26%, AMD plus 5%, AVGO irgi toliau auga. Taip pat kaip ir atminties čipų gamintoja Micron Technology, tikeris MU. Apie šią kompaniją sudariusi išsame apžvalgą, todėl jeigu įdomu apie pačią kompaniją sužinoti plačiau, kviečiu pasižiūrėti epizodą. Jos gaminami čipai dabar orientuoti į dirbtinio intelekto infrastruktūrą ir kai DI bumas tęsiasi, kai bendrovė kontroliuoja apie 20% rinkos, plus dabar daugiausiai dėmesio skiria duomenų centrų čipams, tai nenuostabu, kad akcijos stipriai ir auga. Per šios metus daugiau nei 80% paaugo. Ir jeigu bumas nesubliukš, tai kaina gali būti ir daug aukščiau. Nes investuotojai dabar tikisi stiprios ataskaitos rugsėjo 23 dieną. Analitikai ją jau pakėlė tikslinę kainą iki $175, aš kol kas lieku prie savo skaičiuotos $136–150 diapazono. Perskaičiavimui man visgi reikėtų palaukti naujausios ataskaitos, nors jeigu iš tikrųjų jinai pasieks tokius augimus, kokius yra numatę Seeking Alpha analitikai šiame puslapyje,
tai mikrono kaina gali ir daug aukščiau pakilti. Bet vėlgi turime turėti omeny, kad pramonė yra cikliška, tai reiškia, kad tam tikrų momentų atsiras produkcijos perteklius, nors jeigu viskas yra gerai su DAI plėtra, tai gali būti, kad iki perprodukcijos yra dar labai toli. Bet čia lieka visgi konkurencija su Samsungu, plus yra priklausomybė nuo pasaulinių tiekimų, tarkime, iš Taivano, Kinijos. Todėl aš nebūčiau tokia užtikrinta tokiu sparčiu jos augimu, bet pasižiūrėsim. Kita raketa šią savaitę buvo kompanija Nibijas, tikeris NBIS. Per savaitę ji paaugo 40%, nes ji paskelbė apie daugiametę sutartį su Microsoftu ir to susitarimo vertė yra $20 milijardų dėl dirbtinio intelekto infrastruktūros tiekimo. Tiekimas bus vykdomas per naują duomenų centrą New Jersey'e, kuris bus atidarytas jau šiais metais. Tai yra pirmoji tokia didelė Nibijos sutartis su pasaulinė technologijų milžinė. Na, o Microsoftas tai nuolat ieško papildomų pajėgumų, todėl jisai pastebėjo OpenAI ir kitus stiprius žaidėjus DAI srityje. Judėkime toliau, kompanijos iš supakuoto maisto industrijos toliau krenta, paskutiniu metu sulaukiau daugiau klausimų būtent dėl šios industrijos. Tai čia pagrinde negatyvas yra tame, kad brangsta žaliavos, plus tarifai turi įtakos, taip pat silpsta vartojimas, todėl kompanijų pelnai ir mažėja. Ir šioje vietoje aš noriu pasidalinti vienu grafiku, kuris iliustruoja dalį šios problemos. Ir čia mes matome, kad pasaulinės mėsos kaina atnaujina rugpjūčio mėnesio maksimumą. Todėl spaudimas industrijos atstovam kurį laiką turbūt ir toliau jausis. Na ir dar apie Apple naujoves reikėtų atskirai pasikalbėti. Kotiruotis čia ne itin teigiamai sureagavo į kasmetinį rugsėjo mėnesį organizuojamą renginį, kuriame kompanija pristato savo naujoves. Čia buvo pristatytas iPhone 17 ir itin plonų korpusų, viduje yra naujas A19 Pro čipas, iš esmės nauja aušinimo sistema, naujas apsauginis stiklas atsparesnis įbrėžimams ir padidinta baterija iki 39 valandų vaizdo įrašo režimo. Taip pat pristatė naują Apple Watch 11 serijos ir AirPods Pro 3 su vertimo funkcija, kas turėtų būti itin paklausu. Na, o grįžtant prie telefono, tai kas įdomu čia, kad kaina nepasikeitė nuo $799 iki $1099 už telefonus, priklausomai nuo modelio, ir tai yra identiška kaina kaip ir 16 iPhone. Bet skaičiuojama, kad augimas bus pasiektas per mastą, nes šiuo metu iš 1,5 milijardo iPhone naudotojų pasaulyje apie 315 milijonų neatnaujino savo telefonų daugiau nei 4 metus. Dėl to tikimasi, kad šiemet bus aktyvesnis perėjimas prie 17 iPhone. Bet tokie artimiausios ateities planai nepradžiugino investuotojų, kaip matom, ir akcijos nukrito daugiau nei 2%. Ir apie galimas idėjas dar pasikalbėkime. Vienintelis sektorius, kuris stipriai atsilieka nuo kitų, tai aišku yra sveikatos sektorius. Ir kai rinka aukštai, reikėtų turbūt ieškoti tų kompanijų, kurios nėra perkaitusios. O sveikatos priežiūros sektoriaus akcijos tradiciškai yra laikomos gynybinėmis. Ir tikrai didžiųjų kompanijų, sakyčiau, nereikėtų nurašinėti, nes pasaulinės medicinos išlaidos toliau auga. Mes gyvename tokiame laikmetyje, kai gyvenimas ilgėja, kas reiškia daugiau ligų, daugiau skiriamų pinigų preparatams ir panašiai. Todėl stambios dividendus mokančios kompanijos, mažinant palūkanas, atrodys vis patraukliau. Na ir kita idėja, jau iš energetikos pramonės kompanija ONEOK, tikeris OKE, ir tai yra viena didžiausių dujų, naftos ir naftos produktų transportavimo, perdirbimo ir saugojimo infrastruktūros atstovė. Kadangi artėja šildymo sezonas, tai kompanija gali sulaukti didesnio susidomėjimo iš investuotojų, plus analitikai prognozuoja dujų kainos augimą JAV, kas turėtų teigiamos įtakos bendrovės veiklos rezultatams. Kompanija moka dosnius dividendus virš 5%, kol kas jie yra saugus, plus įvertinkime FED palūkanų normos sumažinimą šiais ir kitais metais, kas turėtų dar labiau patraukti investuotojus. Tai tikslinė kaina artimiausiu metu aš skaičiuoju $80. Ačiū Jums, kad buvote kartu, ačiū už Jūsų laikus ir komentarus. Susitiksime kitą savaitę, Klausk atsakysiu rubrikoje. Ir Jūs dar prašėte aptarti kompaniją Lulu. Todėl kitą savaitę pasirodys jos apžvalga.